Labas, aš esu Aistė ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į vlogą. Tik pirmą kartą prisijungsi ir lauksi kalėdų su manim kartu. Čia kasdien dalinuosi video, daugiausia apie knygas, bet taip pat būna ir vlogų ir įvairiausių teminių video. Na, o šiandien bus knygos apžvalga apie labai sensacingą knygą, kurią, manau, jau daugelis ir perskaitėt, nes manau, kad tikrai labai laukėt, ir tai yra Aukų dienai auštant. Aš taip pat be galo laukiau šios knygos, nors tarp originalios Bado žaidynių trilogijos ir šios knygos buvo dar viena knyga Sakmė apie strazdą ir gyvatę. Apie šią knygą galit pažiūrėti mano nuomonę ir kaip aš kankinausi ją skaitydama, nes filmavau vlogą, nes iš tikrųjų tai buvo vienas iš tokių didesnių nusivylimų, kai tikėsi labai daug iš knygos ir kuo toliau skaitai knygą, kuo daugiau gilinėsi knygos turinį, vis tau ta aukšta kartelė žemėja ir supranti, kad negauni nei pusės to, ko tikėjaisi, ir skaityti buvo tikrai neįdomu. Bet čia yra mano nuomonė, kažkam ši knyga galbūt labai patiko ar labai patiks, tai nepriimkit kaip už gryną pinigą ir paskaitykit ir tą knygą, jeigu jums patiko ir originali trilogija, nors aš asmeniškai nerekomenduoju šios knygos, o Aukų dienai auštant labai rekomenduoju. Kodėl yra toks didžiulis skirtumas? Todėl, kad ši knyga visiškai nuneša jūs atgal į Panemą, nuneša jūs į pirmą Bado žaidynių trilogijos dalį ir vėl pasijunti tose žaidynėse, viską išgyveni lygiai taip pat. Ir puikiai yra ši knyga sugrįžtant į tos laikus, kai skaitei pirmą kartą Bado žaidynės. Vėl jauti tą patį jauduliuką, jauti tą pačią nostalgiją ir turi tikrai labai gerą laiką skaitant šią knygą, nes Aukų dienai auštant yra Heimišo istorija. Net po Sakmės apie strazdą ir gyvatę aš vis tiek labai laukiau šios knygos ir galvojau, kad net jeigu ji ir bus bloga, aš vis tiek ją skaitysiu, nes Heimišas buvo vienas iš mano mėgstamiausių knyginių veikėjų ne tik kad Bado žaidynių trilogijoje, bet ir apskritai iš kiek knygų esu skaičiusi. Pamiršau pasakyti, kad pasidarytumėt arbatos ar kavos, bet kiekvienam video tai sakau, tai su arbata ar kava ir video smagiau žiūrėsi, tai nepamirškit prieš kiekvieną mano video pasidaryti arbatos, kad smagiau žiūrėtųsi ir galėtumėm kartu gerti arbatą ir plepėti apie knygas. Tai kur aš baigiau? Ai taip, kad Heimišas ne tik, kad iš Bado žaidynių trilogijos vienas iš mano mėgstamiausių veikėjų, bet ir apskritai iš kiek knygų esu skaičiusi. Todėl aš laukiau jo istorijos, man buvo labai įdomu sužinoti, kas jam nutiko, nes tikrai tokių nuotrupų per Bado žaidynių knygas mes išgirstam. Ir knyga manęs tikrai nenuvylė, įtraukė nuo pat pirmų puslapių, nes ši knyga buvo tiesiog jaunas Heimišas, taip pat netikėtai patenkantis į Bado žaidynės ir visa jo istorija yra kaip mums jau įprasta iš Katniss Everdeen istorijos. Visas šis procesas, planavimas, strategavimas, treniruotės, pačios Bado žaidynės, naujai atrasti ryšiai ir galų gale Bado žaidynių eiga, finišas ir kas seka po to. Tai tikrai visas turinys ir puikiai atskleidžia, kokia buvo Heimišo padėtis, kokia buvo jo šeima, kaip jis gyveno, ką jis mąstė, kuo jis gyveno, kaip jis pateko į tas Bado žaidynės ir kaip jos jį pakeitė. Tai taip liūdna buvo. Aš jau ir įsivaizdavau, kad jo istorija bus graudi ir skaudi, vien suprantant, koks jis yra veikėjas Bado žaidynėse, kad jam tikrai yra skaudu, jis išgyvena kažką kiekvieną dieną. Aišku, Bado žaidynės tai nepalieka žmogaus be jokio įspaudo, jeigu jau ten dalyvauji ir dar laimi, tai susiduri su ir daugybė žiaurumo, žudynių, streso, tai tikrai tą pakeičia visam gyvenimui, bet kai prisideda dar papildomi dalykai, sugriaunantis Heimišo gyvenimą, pakeičiantis jį visiškai iš pamatų, tai tikrai nepagailėjo skaudžių ir sunkių įvykių autorė Heimišui, bet visiškai knyga nuneša į Panemą ir taip pat mes čia sutinkam ir daug
jaunų veikėjų, kurie yra jau vyresnio amžiaus bado žaidynių serijoje. Nenuostabu, nes veiksmas vyksta anksčiau, prieš Katniss Everdeen bado žaidynės. Tai buvo įdomu atrasti, kaip susiję ryšiais buvo įvairūs veikėjai, kaip su Haymitchu buvo susiję tam tikri žmonės, kaip pavyzdžiui Bitis, Plutarchas, tas pats ir Snow, kiti veikėjai, kurių, aišku, aš neprisimenu dabar vardų šią sekundę, kurie dalyvavo 75-osiose žaidynėse pakartotinai antrą kartą, tai taip pat jų gyvenimo šiek tiek pamatom mes ir Aukų dienai auštant knygoje, tai tikrai viskas labai gražiai susiriša, labai daug tokių ryšių ir tiesiog toks voratinklis mazgas susidaro. Tai dabar norėčiau perskaityti iš naujo vėl pagrindinę trilogiją, jau žinant, kaip vieni veikėjai su kitais yra pažįstami. Iš tikrųjų, žadėjau aš perskaityti visas šias 3 knygas prieš imant Aukų dienai auštant, bet manau, kad visiškai puikiai efektas bus. Dabar jau perskaičiu šią knygą, vėl skaitant Katniss Everdeen bado žaidynės, nes dabar jau žinosiu veikėjų priešistorę. Ir galėsiu pastebėti tam tikrų dalykų, ko nepastebėjau apie Haymitchą. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, tokį pasakysiu, nelabai reikšminga. Haymitchas nemėgo alkoholio, jis jo negėrė, jis pardavinėdavo namų virimo alkoholį, kad užsidirbtų pinigų, nelegaliai pardavinėdavo ir ne vieną kartą sakė, kad jis negeria alkoholio ir jo nemėgsta gerti. Bet, kaip mes žinom, bado žaidynių trilogijoje Haymitchas geria kiekvieną dieną ir labai daug. Tai tam tikri įvykiai pastumėjo, kad jis būtų toks. Labai jautri asmenybė iš tikrųjų. Nesitiki iš pradžių, kad Haymitchas gali būti toks žmogus, kad jis kaip paauglys buvo gan jautrus ir labai rūpinosi kitais atvirai išreiškė savo emocijas, meilę ypatingai ir pergyveno dėl kitų žmonių, ko mes taip atvirai nematom Katniss Everdeen bado žaidynėse. Jis viską slepia, jau yra sumanesnis, uždaresnis, labiau viską pasilieka savo viduje, geriau veikia nesakant ir tada, kai jau kažkas įvyksta, pasako, kad tai jis padėjo įgyvendinti, o čia jis labai atvirai visas emocijas parodo. Tai va, vėl autorė sugebėjo sukurti tą emociją, kurią aš jaučiau, kai skaičiau pirmą kartą bado žaidynės, nes šią trilogiją aš skaičiau jau pažiūrėjus filmus, bet vis tiek mane taip įtraukė ir buvo daug įvykių, kurių nebuvo filmuose ir aš perskaičiau visas 3 knygas per berods 4 dienas, tai jau buvo senai, prieš kokius 5-6 metus. Tai taip pat skaitant šią knygą vis norėjosi kiekvieną laisvą minutę skirti istorijai, skaityti ir net kai jau akis merkėsi, vis dar norėjosi skaityti toliau. Tikrai nebuvo man ši istorija nei per daug ištempta, nei kažkokia per trumpa. Man atrodo, viskas buvo labai taip gražiai sudėliota, paaiškinta, neliko daug klaustukų, istorija buvo labai gerai išpildyta nuo pradžios iki pabaigos. Papasakota, tai tikrai liaupsai autoriai. Jeigu dar neskaitėt, paskaitykit. Jeigu žiūrėjot bado žaidynių filmus, skaitėt knygas ir jums patiko ši istorija, tai tiesiog negalit praleisti Aukų dienai auštant. O jeigu kažkokio tai būdu dar neskaitėt bado žaidynių, bet jums patinka distopija, veiksmo kupinos knygos, įtraukiančios knygos, tai tikrai paskaitykite tiek bado žaidynės, tiek šią. Kaip ir sakiau, Sakmė apie Strazdą ir Gyvatę buvo visiškai kitokio tipo. Ten yra pasakojama apie Snow istoriją. Ir man buvo labai keista, nes aš ir kiti skaitytojai, manau, tikėjosi, kad ta knyga papasakos, kodėl Snow yra toks žiaurus, kas jam buvo gyvenime, koks jis buvo jaunas ir panašiai. Ir taip, istorija pasakoja, koks jis buvo jaunas. Bet istorija nuslėpia ir visiškai nekalba apie tai, kodėl jis tapo toks, koks buvo. Iš tikrųjų, visoje knygoje Snow išliko daugiau mažiau toks pat ir labai ten įdomios bado žaidynės vyko, ten vienas iš tų pirmųjų, kai jos nebuvo tokios, kokios buvo čia ir čia, tai tikrai neįtraukė.
kiek aš pamenu, kai skaičiau tuo metu ir filmavau video, tai sakiau, kad atrodo, kad kyla šiek tiek kažkas, bet nebūna nei kažkokios kulminacijos, nei kažkokių plot twistų. Knyga tikrai neįtraukia ir viskas daugiau mažiau vienodai taip važiuoja. Ir istorija prasideda kažkaip neįdomiai, jokių didelių įvykių nevyksta, emociškai nepasikeičia veikėjai, jie nesubręsta, jie nepalietė manęs ir galų gale nepaaiškina mums yra, kodėl Snow pasidarė toks žiaurus, nes knygoje jis ir netampa toks žiaurus. Ir tada mes čia jau sutinkam Snow, kai Haymitchas yra jaunutis, paauglys, ir Snow jau yra tas žiaurusis tironas, koks jis buvo ir Bado žaidynių trilogijoje, Katniss žaidynėse. Tai jis ten dar vyresnis, bet jau čia jis yra toks, kokį mes jį pažįstam. Tai kur yra tas tarpas, kuris paaiškintų, kame yra esmė? Ir turbūt Snow ir tapo tuo tokiu žiauriu egoistu, visų blogų emocijų tiesiog kupino asmenybę per tą laiką po Strazdo giesmės, kokia ten sakmė apie Strazdą ir gyvatę ir šios knygos, bet mums ta istorija yra neatskleidžiama. Tai dar šiek tiek papasakosiu apie šią knygą, bet labai patiko man ši knyga ir iš tikrųjų ant viršelio esantis šis simbolis turi reikšmę ir knygoje, tai buvo gan tokia įdomi detalė. Tai va, tiek norėjau pasidalinti apie šią nuostabią knygą, kuri mane sugrąžino į tą laiką, kai pirmą kartą skaičiau Bado žaidynės ir privertė jau galvoti, kada skaitysiu vėl šią trilogiją iš naujo ir būtinai vėl žiūrėsiu filmus. Ir, kaip ir sakiau, tikrai rekomenduoju ir jums. Tai tikiuosi, kad patiko man šis video. Jeigu jau skaitėte šią knygą, lauksiu jūsų komentarų. Jeigu dar neskaitėt, lauksiu jūsų komentaro, ar suintrigavau paskaityti ar ne, ar prisidėsite savo norų sąrašą. Tai tiek. Šiandien jau sakysiu ate, bet susitiksim rytoj kitame vlogmas, kitame advento video. Ate?